Artėjant naujiesiems mokslo metams, nuotaikos švietimo sistemoje anaiptol nedžiuginančios. Pasigirdo konservatorių siūlymas didinti studijų kainas ir mažinti studentų priėmimą į atskiras studijų programas. Beveik dvigubai sumažintas priėmimas į universitetų valstybės finansuojamas vietas, sumažinamas priėmimas į magistrantūrą ir doktorantūrą, trečdalis būsimųjų gydytojų netenka valstybės finansuojamos rezidentūros, sumažintas atlyginimo koeficientas aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslo darbuotojams. Iš Lietuvos labai daug studentų išvyksta studijuoti į kitus universitetus. Tai yra didžiulis signalas, kodėl tai yra daroma. Juk vis dėlto mes turim rūpinti savo jaunimu, mes turim galvoti apie jų ateitį ir mes turim tą protą panaudoti čia Lietuvoje pirmiausia savo universitetuose, o po to, kada baigs universitetus, sudaryti jiems galimybę kurti mūsų valstybę žiūrint į ateitį. Manau, kad pagrindinis yra problemos tai, kad nėra aiški švietimo ir mokslo ministerijos vizija, kaip bus elgiamasi su universitetais artimiausiu metu. Mes tik matom daugiausia politikavimą siekiant universitetuose pakeisti rektorius ir pastatyti, paprastai pasakius lietuviškai, lojalius partijai ar liberalų ar konservatorių priklausančių žmonės. Bet nežiūrima į kompetenciją. Nekalbama apie programas, kurios bus pateiktos studentams, kurie studijuos universitetuose. Rajonuose, miesteliuose pedagogai yra sunerimę dėl mokyklų uždarimų. Vis dėlto mokykla tai yra švietimo ir kultūros židinys toje bendruomenėje. Ir labai gaila yra girdėti ir matyti, kada nedidelėse gyvenvietėse, nedideliuose miesteliuose mokyklos yra uždaromos ir po to mokytojai neturi darbo arba tiesiog turi važiuoti į kitus miestus ir ten dirbtose mokyklose. Bet norint ten įsidarbinti, paskutiniu metu matom, kad trūksta darbo vietų jau ir pedagogams. Konservatorių vyriausybė studijų išlaidas nori perkelti ant studentų pečių. Socialdemokratų nuomonė, valstybė turi daug daugiau prisidėti, kad studentų mokestis už mokslą neaugtų. Socialdemokratai rengia mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kuriomis bus užtikrintos žymiai geresnės galimybės aukštosiuose mokyklose studijuoti ir nepasiturinčių šeimų vaikams. Lietuvos valstybėje reikalinga aiški, ilgalaikė švietimo, mokslo, ugdymo strategija, kuri būtų pateikta visuomeniai. Visuomenė su ją galėtų susipažinti ir žinoti, kuria kryptim savo vaiką ruošti ir kuria kryptim jį galima nukreipti. Bet būna labai liūdna klausyti, kada jau Lietuva vos netampa tarp lyderių ES valstybių, skaičiuojant 1,000 moksleivių, kurie baigia mokyklas, kad yra pirmaujantis, kurie stoja į kitas užsienio valstybių aukštąsias mokyklas. Tai, manau, parodo, kad dalis jau moksleivių, kurie mokosi mokyklose 11-12 klasėje, galvoja apie išvykimą iš Lietuvos. O Lietuvoje yra didžiulė migracija ir aš manau, kad jaunų žmonių išvažiavimas tai tiesiog politikams, ypač dabartinė vyriausybė, kuri tikrai nematom, kad imtųsi kažkokių tai veiksmų, kad būtų galima tą migraciją sustabdyti, pažaboti ir dirbti su jauna karta, kuri Lietuvai yra labai svarbi ir reikalinga.